esu Denis, Obarankės vadovas ir akcininkas. Šitų verslų užsiiminėjau nuo 2000 metų ir 2008 metais jau atsirado poreikis plėsti verslą. Tai partnerystė su tokiais gamintojais kaip Makita, Bosch reikėjo įkurti įmonę. Startavom per pačią krizę 2008 metais, kaip ir buvo sudėtinga, nes rinka buvo nukritus, bet iš kitos pusės mes turėjom visai gerą stumimą į priekį, nes nemažai mūsų partnerių iš didelių bendrovių įkūrė savo mažus verslus ir tuo pačiu mes iš tikrųjų pasiekėm savo tikslą jau pirmais metais, kurį buvom apsibrėžę. Nuo 15 metų startavom su Sodo ekspertų grupė, tai yra grupė partnerių, kurie užsiima Sodo techniką. Tai atsirado mūsų asortimente ne tik elektriniai įrankiai, bet ir pakankamai didelis asortimentas Sodo technikos. Prieš 15 metų Rankės buvo vieno žmogaus įmonė. Šiai dienai Rankės jau turi 2 padalinius, Gariūnų padalinys ir Senosios Pilaitės kelias 1. Taip pat turime elektroninės prekybos padalinį, kur klientai gali elektroniniu būdu susipažinti su mūsų asortimentu ir prekėmis. Taip pat turim didmenos padalinį, kur užsiima su marketplaces ir kitais pardavėjais. Taip pat Senosios Pilaitės kelias 1 salone turim servizą, kur klientai gali aptarnauti savo nupirktą techniką ir ne tik. Man asmeniškai yra labai svarbu, kaip klientas jaučiasi, kuris apsilanko pas mus. Dėl to tą idėją nešu ir visiems mūsų darbuotojams, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, dėl ko mes dirbam, kad mūsų klientas būtų patenkintas. Turim nemažai konsultantų, kurie gali kokybiškai aptarnauti mūsų klientus. Taip pat turim servizą, kuris suteikia palaikymą ir aptarnavimą. Turim sandėlius, kur turim nemažai prekių, kad greitai ir kokybiškai pasiektų mūsų klientus. Ir taip pat daug investuojame į technologijas, kad kuo greičiau ir patogiau mūsų klientas gautų savo produktus. Turim daugiau negu 50 000 pozicijų mūsų sandėlyje ir daugiau negu 500 palėčių prekių. Taikom Lean kokybės vadybą, kas padeda mums pamatyti mūsų stipriąsias ir silpnąsias pusės ir taip tobulėti.